graži arena. Jau nučiuožiau ant galvos vieną kartą, tai nepatiko. Reikėtų turbūt pradėti ant slidžių važinėti. Tu ant kojų nučiuožiai medį, dabar tai gali važiuoti gerai. Tai gerai. Ką jūs čia darysit? Eisim nuo kalno leistis. Vasarą ieškom žiemos, o žiemą ieškosim vasaros. Tuoj su slidėm kopsim į Himalajus, tai reikia apsišarvuoti šitais ekipiūra. Mes į tokią areną ugnytę eisim, užsirašysim ir eisim mokytis į čia. Kada kitą kartą važiuosim. Don't you two-time me. Two-time mama, don't you two-time me. Cause if you need to, you can bet your life on using three. Two-time woman, don't tell me your lies. Two-time woman, don't tell me those lies. Kadangi nusimato gero oro oazė, tai nusprendėme atvažiuoti prie Juodžio ežero pas Algį į svečius. Dabar čia mama Laima vaikšto po daržą ir renka obuolius neprinokusius. Paskui eis į tualetą. Įvažiavimas į slaptą vietą tik per užtvarus, kuriuos reikia atrakinti. Da močiutė nemoka užrakinti, bet mes atrakinom tik tai nuo variklio tepalą panaudoja tą spyną. Čia kas metai vis labiau užauga šitie medžiai ir tuo čia tik su mečetėm reikės prieiti prie tikslo. O čia sakė Donatas kažkur tai, kad medis ant kelio auga. Įdomu, kaip čia bus. Oho, čia jau kažkas įdomesnio darosi. Kitas įdomesnio darosi. O čia kas dar įdomesnio bus. Tai čia reikia pasukti. O tas medis mums nenubrūžys. Gal labai jau čia mūsų. O. Taip. O čia jau kažkas panašesnė. O, pušelės kaip augia. Nepabūk 5 metų ir viskas tiesiog. O čia koks tunelis dabar žemyn. Čia tai jau tunelis, dar tokio nemačiau niekada. Bet vietelė, rojaus kampelis vis tiek išlikus. Atrodo, kiek žmogui reikia. Nuo tokio plotelio keliom dienom pabūt. Ir tu būni laimingas. Super, super čia visas. Gerai, misija padaryta, pirmas etapas baigtas. O? Šuniekas irgi turbūt jau norės biskį pasivaikščioti.
Nu, reikia nepamiršti, kad čia kazlėkų pilna. Kur tik beisi, ten kazlėkas. O mes dabar einam grybauti ryte. Jau miško tuneliu, pušyno tuneliu. Čia jis taip apaugo, net pažįstamai tiesiog. O čia mūsų buveinė. Antra diena. Ryte atsikėlėm, pagrybavom. Šuniekas. Vakaro idilija. Nežinau, kaip ta kamera tai fiksuoja, bet gyvai, tai čia joks menininkas, jokiais prietaisais nenupaišys. Eisim pas Algį kraut telefonų, vandens pasimt. Mano vyras negali iškęsti be savo obuolio. Jis baigėsi per pusantros dienos, baigėsi visas įkrovimas. Tiek žaidė. O, tikras telefonas, bet įsikrovė. Taip. O čia yra dikas, kuriam Oksy davė keletą naudingų pamokų. O čia dar vienas realybės šou epizodas. Eglių alėja Smetonos laikais pastatyta. Čia Rūželio ežeras. Nu ir papasakok savo nuotykius, kaip tu ten maudėsi. O, man čia dabar nuvarė tokie vabalai mašalai, kaip jie kusai, nežinau. Krušliai? Krušliai kokie, kušliai. Visas tuntas turėjau ant greičio atsidurt vandenį, noriu ar nenoriu. Nu ką, mamulė, šiandien išplaukėm iki ežeros pusės. Žvejoti. Ir dar gal įsimaudyt švariai bandysim. Jau dabar ir grybų privalgėm, ir uogų, dabar beliko paskutiniai tikslai gyvendinti. Prigaudyti žuvų ir įsivirti žuvienę. Nu štai mes vėl plaukiam tolyn, bandysim surasti lieptą, prie kurio būtų galima prisišvartavus ir pasimaudyti, nes šio ežero pakrantės nėra tokios maudytojams patogios. Juodiškos. Ir aš jau matau vieną įdomų dalyką, kad atplaukė mūsų draugė Oksy. Ir taip sportuoja. Ir niekas jos pirmą nekviečiau. Net į mūsų laivą neusuka, jinai tiesiai į krantą virina, matai? Ir rieka. Iki to kranto da ten yra šiek tiek, aišku. Mamulė jau dūsauna. O čia mūsų takas, kuriuo atėjom iš salos. Įdomi vieta, tik tai labai nepatogi, bet už tai tu ir įdomi. Nes negalime vien tik patogumuose gyventi. Tik kartais yra... Tau kuo blogiau, tuo geriau žiūriu. Kuo blogiau, tuo geriau, bet tik ir atostogas. Taip turi būti. Be tragedijų, bet adrenalino turi būti. Oksy, pas mane. Pas mane. Gera šunė. Dar gavai 2 taškus ataskaitinius. Parodyk, kiek mes prigaudėm žuvų. Pilnas maišas. Šiandien karštis apie 30, tai žuvavom ilgai. Mama sugalvojo vis tik įsidrasino pasimaudyti tokią vietą, kur nėra dugno. Ir va jos stilius plaukėjimo, o šiandien toks. Bet vieną ranką laikausi ir kopėčiau. Nu tikimės, kad tu už pusę valandos ir tą ranką palaisinsi. I thought our little wild time had just begun. I guess you kinda scared yourself, you took.
think of it at all. Don't you ever Priešais atvykdami į Latviją dar užsukom pas Aidą. Čia jo bendrovės patalpos, kur čia dirba su wirelessais. Čia Aido darbo vieta. Tai mašinoje stovi? Va, ir čia va sektorius ir bulės. Va. Kur tu įdukai čia dabar mūsų atvedėjai? Raseiniuose buvęs kalėjimas prie Smetonos. Bet kalėjimas toks įdomus, ar ne, kurie mokesčių lygtai, sakai, nemoka. Nu, pradžioje idėja buvo, kad mokesčių nemoka, o paskui čia visko buvo. Aš jau neatsimenu, reikia ten lentos, kaip turi ten. O kur ta lenta yra? Nu, tai gali dar apsisukti, o čia va buvo tardymo kambariai. Tardymo kambariai buvo, matai? Nemoku Oho, mokesčių. o bokšteliai, kad nepabėgtų iš tų tardymo kambarių. Kai ką, labai užsimaniai prie Sosnovskio barščių? Jo, mes čia Latvijoje sustojom prie Sosnovskio barščių. Ten plantacijos, čia matosi ir žadam viskį vakarės ribos įsivirti, tai reikia vis tik tai jų pabandyti. Net kieme neužaugo barščiai, ne? Tai va. Čia mes sustojom Saldus mieste, pinigų ieškojom labai smarkiai. Čia jau mūsų latai. Gal čia einam gyventi? Grožiesi pilim. Čia matom pušų alėją, kaip Laima tai vadina, ir juose iš karto kairę dešinę tie kambariukai, pušų kambariukai, gal taip reikėtų juos teisingiau vadinti. Čia dabar prieigos į pliažą, bet ten iš karto jūra matosi. Nu, vat ką tik tai atėjom į pliažą, bet kaip matom, čia reikia dar parašiutą nusileisti. Tai to molio ir stovi nuo vietų. Nusileidus matom tokį vaizdelį ir žadam šiandien čia leisti laiką. Dabar žadam įsimauti. Kaip vanduo šalta? Nu jau įsimaudė. Jo, faina. Tai gal dabar persirengti? Jo, reikia eiti dabar. Čia į tą persirengimo kabiną. Kur čia vakar radai. Kodėl nepersirengi? Kad ten šiukšlių dėžė. Šiukšlių dėžė šitą. Nu gerai. Tai kas galėjo. Uolose. Ruošiuosi. Gintas turbūt nori nustumti kažkokį namelį ir ten į tą uolą įlysti. Nėra skylės po žemę. Reiks ieškoti kitą vietą. Nu, čia leidžiamės link uolos. Užmogėjom po 3 latus nuo žmogaus. Čia yra privati nuosavybė. 3 kartą jau paveldi šitas uolas. Она тоже испугалась от нас. Bet baimės jausmas tai toks tai yra. Kai paeini tokių siaurų ir dar reikia pasilenkti, tai toks tai, norisi greičiau išeiti. Bet įdomu. 250 metrų krioklys. Laikomas ilgiausiai Europoje. Gaila, kad jo aukštis ne kaip Niagaros.
Kuldygoje iš karto pajutom, kad miestas turėjo praeitį. Radau labai įdomią žuvis, gal vakarienę įsikepsim, pažiūrėk. Puikininkas, žiūrėk, čia tau tiktų. Ne su gitara. Sitting by the fireside. Čia mes įsivaizduojam, kad vos Seišelių salose, nes labai graži oazė, absoliučiai nėra žmonių, mamytė čia užsima kažkokiais budistiniais ritualais, su kvėpavimo pratimais. Čia maišė jogą, meditaciją ir dar kažkokius tai neaiškius būdus sveikatai gerinti. Got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on. I've got to. Mūsų buitis tai labai paprasta. Tenka susiplauti vietoj. Čia ne tik dušas, bet indams rankom plauti labai patogu. Čia tas šokis yra grojant Carpenters. Vien dėl to, kad ateina didžiulė audra, o tas dangus, o dabar pirmas lašas nukrito ant kameros, tai čia bus pragarėlis. Uraganas tai geras. Čia mūsų kambarys Palangoje. Mamytė irgi, mes Latvijoje plaukus susiplovė ir šiandien jau pasipuošė į Palangos Brodvėjų. Gal pats puošiesi. Aš tai tik tai kelnes nusimoviau. O tai fantastika. Tai ką tu gali tuos kvartalus eisi? Aišku, uždarbiausia. Pinigų mažai. Čia mes po Juozapo HBS įsukam į tokį netitą. Molinį sotį buvo su juo. Ir tokia aplinkoje bandom dairytis. Mes susiruošėm pažiūrėti krepšinio varžybų. Šiandien pažiūrėsim, kaip lietuviams rusai duos. Arba ne. Arba ne. Pamatysim. Gėlių tokį bukletą padaryti su geležiniais karkasus. Kažką panašaus, galbūt daug viename. Čia dabar žiūrim Lietuva-Rusija Londono varžybas. Ir žiūrovų. Kirilenko Jasikevičius kreipėsi už galvos ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Baudi klaida galinti kainuoti 2 taškus mūsų. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in
just like me. They long to be. Tai mes turim, ugnė pagavo paukštelį, kuris buvo į ventiliacinės sistemas pas ją bute įsibrovęs ir jisai čia iš baimės baigė numirti. Ir mes bandome. Sakom, taip spėjom, kad Jo, gal su kokia pipetukė jį pagirdyti vandenuko pirmiausia. Jo, jis tik labai pavargęs, tai nežinau, Nu, bandyk dėti. kaip čia jį paimti. Ojoj, vargšelį. Oho, kaip įsikibęs. Va, gražu. Širdelė plaka. Ne, ant žemės parašyta, kad negerai. Palaikykit to. Just like